Sveiki, chebryte, tai šiandien vėl apie ardymą, tik šį kartą ne automobilių, o mūsų įdomiausios išardytos transporto priemonės – traktorius. Nu, žinokit, chebra, nepatikėsit, ką mes ardysim, to aš jums parodysiu. Ir tai yra traktorius. Pirmas mūsų karjerui traktorius. Kažkoks čia LTZ 55A, jeigu gerai atsimenu. Laukia naujas iššūkis, naujas nuotykis ir naujas modelis mūsų asortimente. rr.lt. Prašau, pridėkit traktorius į naują kategoriją. Būtinai pakomentuokit, koks mūsų turinys jums labiausiai patinka, nes dabar daug eksperimentuojam, bet norim žinoti, kas jums yra įdomiausia. Tai grįžtant prie traktoriaus, vieną gražią vasaros dieną mes sulaukėm pasiūlymo išardyti traktorių. To pasiūlymo mes atsisakyti negalėjom, jį reikėjo utilizuoti ir mums jį pasiūlė nemokamai. Atsivežę žiūrim į jį ir nesuprantam, kas čia per daiktas, ką su juo daryti. Turėjom ardytoją Ernę, linkėjimai tau Ernė. Ernis išardė tą traktorių, turėjom dalių ir nežinom, ką su jom daryti, kaip pardavinėti per RRR, tu negali pardavinėti traktorių dalių, gali tik lengvų automobilių. Tai tada prisiminiau, kad tik tokią mačiau labai fainą profilį pavadinimu variklių sandėlis. Ten dažniausiai violetinė spalva apsirengusi moteriškė pasakodavo apie variklius. Jų tas visas turinys man buvo labai mielas, artimas prie širdies. Ir aš juos sekiau. Tai galvoju, reikia jiem paskambinti, gal jie turės kažkokių patarimų, ką mums veikti su tuo traktoriumi. Susibendravom, pakalbėjom ir jau praktiškai tada gavom iš jų kvietimą į parodą, ką pasėsiu. Tai va todėl mes dabar ir važiuojam į parodą, susitikti su jais, o jūs žiūrėkit video iki galo, nes paskui papasakosiu, kaip mums sekėsi ardyti traktorių ir kiek mes iš jo surinkom. Kur čia mane atsivežėjai? Aš nežinau kur, bet mums reikia į antrą paviljoną, kad ir ką tai bereikštų, varom ieškoti draugų. Einam, apžiūrėsim traktorius, pažiūrėk kokio dydžio padangos. Atsistok prie tos didelės man. Būtų faina, jeigu aš čia ką nors suprasčiau. Bet man kol kas sukelia įspūdį. Biški traukia mane tokie dalykai, aš tiesą moku mūsų bobketą vairuoti, tik nemoku ten visų tų dalykų daryti. Žiūrėk, kas šiandien. Kas čia? Nežinau, bet kas įdomaus didelio. Čia yra statybinė įranga. Aš keistai jaučiuosi, nes nieko čia nesuprantu. Bet išsiskiria. Išsiskiriu? Ne, man reikia čia prieiti, žiūrėk, ateik. Kaziuko mugė. Mes čia netyčia sutikom savo klientą. Ir draugą. Netikėtai sutikom draugą, ne pas kurį važiavom. Tai tu papasako greitai, ką čia veiki. Aš taip pat turėjau šrotą kažkada, jį pardavęs, sumačiau naują verslo idėją, apjungti Lietuvos ūkininkus ir gamintojus. Ir ką matot visur čia, ar ne, čia yra ūkininkų ir gamintojų produktai, kurie žmonės gali įsigyti tiesiogiai iš ūkininkų. Ir šiuo metu yra prisijungę apie 75 ūkininkus ir gamintojus, ar ne, aktyvių apie 60 šiai dienai. Kaip be būtų, šrotas prikišo nagus, reikėjo jį parduoti. Sudėtinga su leidimais buvo. Šitą paliekam, geras pastebėjimas. Čia aš iš tavo, žinai. Ką čia buvo įsitikus? Draugais, tai pradžioj buvo mūsų šroto klientas. Kažkada atvažiavo nusipirkti dėžės ir pusę dienos prasidėjo pas mus. Paskui servisą pradėjo važinėti ir pastoviai, kai atvažiuoti, mes pusę dienos kavą geriam. Tai va, ir dabar vėl susitikom. Man iš tikrųjų čia labai patinka, nes čia žymiai daugiau veiksmo, negu aš tikėjaus. Mūsų draugų stendas turi būti tokios violetinės spalvos, tai reikia ieškoti. Jau matau. Tik įdomu, ar bus neringa, labai norėčiau, kad būtų, bet aišku, gali būti kažkur išėjus. Sveiki, man reikia neringos. Ką tik išėjo prieš 5 minutės. Štai ir mūsų draugai. Labas.
O čia su gimtadieniu irgi mūsų spalvų. Viskas, einam dabar kavytės atsigerti ir padraugausi. Einam Taip kavytės. virtualiai jau dabar, ką mes norim. Va, ką daro Gyvai, va. socialiniai Ir tinklai. tu pažiūrėk, ir aš prisigaminau laikų. Ką reiškia laikai, va? Laikai. Aš reiškia, renku gyvus laikus. Ne taip, kad mane Laikinam. čia laikytų, man reikia gyvų, kad ateitų pas mus į standą. Rimuka, taip susipažinti. Iš kur gavai? Nusipirkau vakar. Aišku, nusipirkau, ne? Čia buvo vienintelis rožinis daiktas. Na, davai, žiūrim, kas čia, jau kažką prigalvoja, jau kažką čia. Čia yra mūsų hobis į jūsų temą. Davai, žiūrim. Geras. Va, prašau. Aš jau raudonuoju. Kokie gražūs šunys. Nufilmuok šunys. O mes varom apžiūrinėti viskų kombainų, noriu įlipti patį didžiausią, koks yra. Žiūrėk, kokia bačka didelė. Čia trašas vežioja, jeigu neklystu, po laukus. Neįsivaizduoju. Čia blogus žmonės kišti Čia šitą. kultivatorius, čia kai šieną, man atrodo, išmėto po laukus, o šitas daiktas apverčia. Nu, tipo, kai džiovina šieną. O šitas apverčia, kad kitą pusę džiūtų. Mačiau pas kaime tokius panašius dalykus. Kaip jauties? Didelė. Čia šiaip tokiom blondiniam kaip aš galėtų užrašyti, kas čia per daiktas. Tai va, užrašė. Taip, žemės ūkio technika. Traktor. Einam prie šitą. Čia jau suprantu kažkoks medkirtys, nes medis padėtas. Čia medžio smulkintuvas ir daro į drožlės. Pas tave po kojom yra drožlės, o tokias daro šitas aparatas. O kas tom drožlėm daryti? Kuriant, o gali pabarstyti kažką tipo ir panašiai. Fain. Nu, Direktorė kažką pamatė. rožinio. Kažką rožinio. Kas tai yra, aš nežinau. Kaip ir nieko aš čia nežinau, nu, nieko negaliu pakomentuoti. Čia yra dišlas. Kas? Dišlas. Koks dar dažnas? Tvirtinas vieną pusę prie priekabos, kitą prie sunkvežimio gali pritvirtinti. Ir viso ir tempimo dišla vadinasi. Tai čia šitas kablys. Nu, lietuviškai aš nežinau, kaip, bet mes apsavūdinam dišlą tiesiog. Čia yra šis su būgniniais stabdžiais. Mačius mašinas būgninius stabdžius. Mašinai taip. Tai va čia yra būgninis stabdis, čia yra barabanas visą savo. Jo viduje yra kaladėlės. Aš labai norėčiau rožinio traktoriaus. Jeigu kas norit man padovanoti, tai aš tikrai priimsiu. Ir naudosiu. Rimuk, radau, kur žinau, kas per daiktus. Čia kaip mano sporto klube. Žmogus pastebėjo, kad aš labai prisiderinus ir man padovanojo kepuraitę, kad jau turėčiau visą pilną outfituką. Thank you. You're welcome. Nu, kas čia yra? Nežinau kas, bet kainuoja 53 gabalius plus PVM, tai mums nereikia. Čia jau senovinis kažkoks. Čia miškovežis. Iš Kas visokių toks? iš pelkynų mišką traukia. Nu, tarsi medžius susikrauna ir išvažiuoja. Spėju, kiek šitas kažkas kainuoja. Nu, kokie 1,5 lemo, aš taip įsivaizduoju. Einam, pažiūrėsim, kas tai yra ir kiek kainuoja. Tai yra javų kombainas, o kiek jis kainuoja neparašyta. Svoris 4 tonos, nedaug, galvau daugiau. Čia gal be šito daikto 4 tonos. Čia gal tik tais šitas daiktas. Apjaunamoji, jo čia. Šitas daiktas 4 tonos, o kombainas neparašyta. Atsistok, va čia, aš parodysiu ilgį šito pjovimo. Geras turinys visų. Ačiū. Kaip miela. Praėjo mūsų sekėjas ir pasakė, geras jūsų turinys. Jee! Kokį ilgą John šlangą. Deere, aš žinau šitą pavadinimą. Oho. Nežinau iš kur. Man įdomu, kas nežino. Nu, aš nežinau, iš kur aš žinau. Aš nežinau, kas tai yra. Tu pažiūrėk, šlangą ilgą. Čia eilė, kad įlipti.
Einam kitur, pažiūrėsim. Čia žiūrėk, daug viskų. Einam, o to prie to jodo, jis činas išskirtinis kažkoks. Tai. Nu, čia tipo vikšrinis, guminis daiktas. Raudoji numeriai, čia jau mano tema. Papirikūpins ir įmūk. Davai, prie vikšro atsistok. Gal pasiūlyk štuką eurų, gal atiduos. Taip. Koks ratlankis. Žiūrėk, 36 000 metus gali paimti. Per gyvenimą gali išsimokėsi. O kiek kainuoja jisai pilnai, jeigu atsiskaityti? 450 tūkstančių. 450? Jo. Taip. Galvau O ką daugiau. jisai daro? Jie Viskas. bus kulė. Nu, aš galvau, kad čia tikrai nebus jokių pažįstamų, bet visi atpažįsta. Matyti veidai, kur jie mano veidą matė įdomu. Eisiu pavairuoti pašarų smulkintuvą. Sveiki atvykę į naująjį Travel pašarų smulkintuvą F. Aš nežinau, ar tu girdi, bet čia šneka. Jisai šneka su manim. O Andželika, radau save. Padaryk taip pat. Ir įmūk radau tavo skyrių. Kiek spėjom, tiek apėjom. Nuodugniai visko neištyrinėjom, bet varom atgal pas savo draugus, išgersim kavos ir varom link Vilniaus. Tai ką, chebrytė, parodoje labai smagiai praleidom laiką, prisivaikščiojom, prisijuokėm, prisibendravom su žmonėm, prisivalgėm, nes ten belė kiek visokių skanėstų buvo, bet laikas grįžti į namus, į darbus ir aš grįžtu prie mūsų išardyto traktoriaus. Kai mes jį išardėm, neįsivaizdavom, ką su juo daryti, su jo dalim ką daryti. Galvojom, kad galbūt reikia Allegro kelti, nes išsinagrinėjom, kad traktoristų rinka yra Lenkijai. Tai galvojom, gal Allegro, gal eBay'ų. Bet pradžioje įkėlėm į Autopliusą ir patys negalėjom patikėti, kad jisai visas išsitaškė gal maksimum per 2 mėnesius. Tai vienintelė transporto priemonė, nuo kurios dalių pas mus išvis nebeliko. Tai galvoju, visiems labai įdomu pinigai. Tai papasakosiu, už kiek pardavėm pagrindinės dalis. Tai kabina buvo tokia smarkiai pagyvenusi, mes ją pardavėm už 600 eurų. Variklį, kuris aš truputį pykstu ant chebros, nes pardavė per pigiai. Jisai buvo po kapitalinio remonto ir buvo parduotas už 600 eurų. Galinį ir priekinį tiltus pardavėm po 400. Su galiniu tiltu kartu buvo greičių dėžė, bet jau jai ten galas buvo, tai už 400 su tiltu išėjo. Ir iš visų kitų papildomų smulkmenų dar ten truputėlį susirinko ir bendroji sumoji gavusi nepilni 2,5 tūkstančio. Tai nežinau, čia gerai ar blogai jums spręsti, bet aš kai pasižiūrėjau bendrą sumą, kiek surinko, galvojau, varau, nupirksiu dar vieną traktorių. Buvo smagu. Tai žinokit, pasižiūrėjau, jie šiai dienai nuo 2 kainuoja skelbimuose keli yra, vienas už 2, kitas už 3, Tai va tokia va ir varkė, verslas nuo nulio, kai nemokamai gauni, viskas skaičiuojasi, bet jeigu reikėtų pirkti, tai, nežinau. Tai papasakokit, gal turim sekėjų, kurie ardo traktorius, gal turi daugiau su tuom patirties, pakomentuokit, aš manau, kad mes tikrai išpardavėm dalis per pigiai, tai jeigu turit žinių, pakomentuokit, pasidalinkit, gal šiaip turit kažkokių
traktorių ardymo, įdomių istorijų, lifehackų ir panašiai, tai duokit mums žinoti. Kadangi visiems labai patinka nesėkmės, aš į šitą sunkiosios technikos temą prisiminiau vieną mūsų nesėkmę, kai mes atsidarant nusipirkom Bobcatą ir jam teko keisti variklį. Tai dabar mūsų Bobcat'e modelis jo yra S650, tai jame yra naujas variklis, o mes turim likusių senų dalių nuo mūsų seno variklio, tai jeigu kažkam reikia, būtinai kreipkitės, dabar kainų nepakomentuosiu, klauskite, jeigu kažko reikia ir šnekėsim. Tai daug čia mes visokio turto turim, rimuk parodyk, galva, vožtuvų dangtelis, kūro siurblys, karteris, stumokliai, turbina, kolektorius, škyvas, velenėlis, žodžiu, viską, ką čia matot, Rimu gal iš arčiau parodyk, varžtų čia visokių yra. Tai jeigu turim kažkokių sunkiosios technikos gerbėjų, tai būtinai kreipkitės į mus ir iš Autospelos įsigysit Bobcato dalių. Nekasdieniška. Nekasdieniška, bet galvoju, gal kitas žingsnis būtų labai norėčiau išardyti kokį sunkvežimį, kūrą. Ekskavatorių. Ekskavatorių nežinau. Buldozerį kokį. O būna ekskavatorių su ratais, nevikšrais. Būna. Tai va, ratinė tada. Ekskavatorių. Žodžiu, siūlykit ratinės priemonės. Dovanokit. Jo, šiaip būtų įdomu pabandyti visokių įdomių dalykėlių. Savo sąskaitą eksperimentuoti baisu, tai gali dovanoti. Išbandysim ir pasakysim jum, ar apsimoka. Kaip tu galvoji, jeigu vieną dieną ardytojas atvažiuoja į darbą ir stovi ekskavatorius? Ką žinau, manau normaliai reaguotų. Ernis normaliai traktorių reagavo. Erni, pakomentuok, ką norėtum išardyti, jeigu dar pas mus dirbtum. Buldozeris, sakysim. Buldozerį. Tai va, chebrytė, o šiandien mes su jumis atsisveikinam. Kitą savaitę susitiksim labai rimtoje serijoje, labai rimta tema. Tai siūlau būtinai prisijungti ir žiūrėti, o dabar, jeigu dar nepasiekėt, būtinai pasiekit, palaikinkit, pakomentuokit. Iki.